Labas rytas. Skėliau prieš kokį 20 minučių. Biškį porą daiktų susidėjau. Sunkoka naktis šiaip, nes baisiai didelis vėsas šiandien tokio kalno kaip ir. Tokiam pusiau slėnį. Tai vat vėjas labai didelis, paskui lijo naktį baisiai. Atskėliau, laukiu, kol biškį nustos lietus. Nes nenorėjau daiktų dėtis kol jie. Ir viskas, tai dabar turiu 2 valandų tarpą, iki kol pradės lyti. Ir ką, eisim gamint pusryčių. Vakar nusipirkau. Šiaip, nors kiek Norvegija bebrangi šalis bebūtų, bet šitas berods apie 4 eurus ar 5 kainavo. Tai nėra baisiai. Tai va, čia yra salniena liktais. Tai va, klausiu padavėjo, ką turi su bulvėm, nes man reikia bulvių būtinai. Tai va, tai šitą pasiūlė. Čia bulvė, salniena ir grybai berods. Nu va, tai ragausim. Sudėjau daiktus. Prisirpo vakarienė. Ne vakarienė, pusryčiai. Visai šiaip neblogai. Kadangi važiuosiu pro tą patį miestelį beveik, ten gal porą kilometrų reiks išsukti. Tai reikės užvažiuoti vėl. Nusipirk šitų, nes labai mažai sveria ir visai skanu. Šiandien planas yra nuvažiuoti 100 km gal, žiūrėsim irgi kaip sukilimas, koks kelias. Nes vakar irgi buvau užsibrėžę žymiai daugiau, bet tas lietus, tas toks vėlyvas atsikėlimas, susiruošimas žiauriai išdaužė visą planą. Nu, bet šiandien gal pavyks biškį geriau. Anksčiau išvažiuosiu. Lėkti irgi nenoriu. Nes kol kas, bent jau pirmą dieną, tai vaizdai tai vauti. Tai norėtųsi tiesiog atsisėsti ir pabūt tokiose vietose. Nevažiuoju ašgi dėl kažkokio sportinio intereso. Nuvažiavau 30 km. Žiauriai lyja visą kelią. Ta prasme, ne lašnoja kaip vakar, bet pliaupia. Ir nežiūrėjau kiek temperatūros, bet šalta. Tai vat ir pakeliui radau Circle K. Tai užsisakiau truputį maisto. Burgeriuką valgysim. Kavos pasiėmiau, kad biškį atsigaučiau nuo šalčio. Ir pasikrausim visą įrangą, nes paskui didelė tikimybė, kad tiesiog nebus kur krautis. Tai pavalgiau, sumontavau video, telefoną naudojant montuot, tai gal montavimu nevadinčiau, bet žodžiu, skėliau viską ir dabar varau link Suomijos. Norėčiau pasidalinti vaizdais, bet baisiai lyja, tai kameros nelabai galiu traukti, bet wow, įspūdingai.
O, kaip lyja. Visas šlapias vėl. Na, tikiuosi, kad orai pagerės, nes aišku, nėra ko tikėtis iš Norvegijos. Kaip žmona sakė, žinai, kur važiuoji, bet, wow, kaip pila. Baisiai lyja, o visą kelią pliaupia. Dabar vos apstoja, vis tiek lašnoja, bet ne crazy. Bet jau paskutiniai keli kilometrai, tai gal sušalis kiekvieną kartą. Vis nulipina dviračio, kažką nufilmuoti, gal nufotografuoti. Ar pasižiūrėti tiesiog, tai viskas, iškart šaltis belekoks. Vėjas belekoks. Žiauriai pasisekė, nes ką pakeliui radau, tai o tokią vietelę. Aišku, čia malkų turbūt reiktų, bet va. Gal net planuoju, kad čia ne tik apšilti ir pabūt, bet gal net galimai ir permiegot, nes tada nereiktų gal palapinės tiesiog ruošt. Pasimčiau tiesiog miegmaišį, kilmėlį, porą soliukų suremčiau ir viskas. Ir būtų labai gerai, nes nereikėtų po lietaus palapinės džiovint, taip toliau, viskas sausa, išdžiūtų gal biški rūbai, užuovėje vis tiek, tai manau, kad gal ir planas. Problema tik ta, kad kilometrų mažokai šiandien susukau, bet labai sunkiai einasi per lietų. Pasidarysiu, nežinau, kas čia vakarienė, turbūt kažką užkast, arbatą žiauriai noriu, žiauriai šalta, užsidėsiu miegmaišį, šiltus rūbus, kad apšilt bent kažkiek, nes viduj visas šlapias, išorėje irgi visas šlapias, tai bent jau vėjo nėra. Gerai, jau čia užtenka. Einam jungt. Jau čia tų dujų nelabai užteks. Taip. Gerai, darome sriubytę. Čia neaišku, kokia ta sriuba, bet bus gerai. Nu, kaip putoja. Kaip putėsis. Dėl skonio. Nu, tipa. Wow, kaip šalta. Aš jaučiu, kaip mano batai yra tiesiog pilni vandens. Ne šlapi, bet pilni vandens. Tai biškį apsitvarkiau. Šiaip manau, kad gera mintis buvo pasilikti čia. Nes išsidėliau visus daiktus. Palapinės viršus džiovinasi. Visi kiti daiktai irgi džiovinasi. Striukė džiovinasi. Kol dar nelyja. Batai irgi nemanau, kad išdžius, bet džiovinasi. Kojinės džiovinasi. Taip viskas super kol kas. O čia mano miego vieta šiam vakarai bus. Tai irgi viskas paruošta. Suolus sustūmiau. Nu ir viskas.